Sveiki, žiūrėkit, tai dabar toks yra vienas klausimėlis. Kai dabar eina laiptai, klausimas, kaip mums laiptus betonuoti. Ar mums betonuojant laiptus čia įdėti lentutę ir kad pasidarytų dar nišą ir, pavyzdžiui, kiek centimetro, taip toliau. Ar čia visgi, kada išsibetonuos laiptai ir eis ant viršaus plytelė ir ta plytelė tiek pakankamai išlys viršui, kad po ją va čia va tas ledas tilptų. Tai dabar, kadangi, prieš betonavimą, tai vat ir klausimas, ar reikia A varianto ar B varianto. Tai yra, ar čia reikia betonuojant mum dėti kažką, žinai, medinę ar lištviukę ar kažką tokio panašaus, kad, žodžiu, tie laiptai gautųsi, oi, pabėgo, vizulkės aišku. Va. Tai čia mintis ta, kad va tą leduką padaryti po apačią. Tai kaip, ar čia realiai su apdaila darosi, ar čia reikia betonuojant tą daryti? Jeigu papaišytume tą mazgą, tai būtų iš viso awesome, kad būtų viskas tiksliai aišku. Nes dabar, kai išbetonuos tuos laiptus, aš kaip suprantu, vis tiek ant jų pilsis išlyginamasis, dar kažkas, ta prasme, ant jų dėsis dar papildomai, ir klijai plytelių ir panašiai. Tai kaip tie laiptai, kaip tas laiptų mazgas realiai turėtų atrodyti kartu su šita visa, ta prasme, realistiškai betonavimo nesąmonė.